Žiūrėk, naujokas. Bet šių kažkoks dalbojom. Irgi taip galvoju. Bet žiūrėk, jo batus. Išvarykite iš pradžių. Smirdas, iš tikrųjų galima. Давай muilas, smirtam ant muilo. Jau visą klasę susimesim, žinai, po eurą. Nes kitaip iš vis. Plaukai riebaluoti, kai, nežinau, karvės riebalo. Buvo minusas blemba dar. Nu, tai iš vis gražu blemba, negaliu. Visai jau. Taigi po tokio minuso tai iš vis klasė visi minusai bus. Mirusiais greičiai. Žiūrėk, naujokas. Bet šių kažkoks dalbojom. Vos наujokui įžengus praslinksti į klasę, visi iškart pritilo, осторожно, опасно. Bylojo veido mimika, suraukti antakiai, sučiauptos lūpos, prie rankų visam tiktų antrinkiai. Ir štai rimtuolis iškart nužingsniavo į galą klasės, prie manęs prisėdęs elgėsi kažkaip nedrąsiai. Dravuolis, nusprendžiau pakalbinti pirmą. Na kągi, labas, mano vardas Anika, o tu kas būsi, iš kur ir kaip čia? Domantas, pasigirdo balsas vaikiškas, aš iš Vilniaus atėjau čia mokytis, praeitoj mokyklai šaipės iš manęs visi vyrai ir moterys. Po minutės kitos pasigirdo klasė juokas, bet mokytoja paklausė, kas čia per lochas, žodžių nesigavo pritapti bachūrėliai. Pačią pirmą dieną į bėdas įsivėlė. Žinai ką? Savitas netyčia perėjęs į antrą etapą ir poras gavęs paną šiek tiek pasimetęs, nesitikėjo, kad taip toli nueis, nežino ką rašyt, kas publikai geriau sueis. Savo banaliais rėmus dabar bandys laimėt, trečiam etapui reiktų rimtesnių minčių turėt. Reperis naujokas, o jau vaidina erelį, naktim gulėdamas svajoja patekti finalą, bet jaučiu kris vaikelis antrame etape, nes mergaitė, žinai, irgi nesilpna ir ne prieš tokius. Tekdavo atsilaikyti, toliau praeit, laimėjus ant žemės guldyt, bet pripažink pralaimėti visgi būtų abina. Patvojim glazami tek, susrazo vidna, bet jėgos lygios, abudu šešiolikiniai, tačiau toks jausmas, kad tau dar vis 7. Iš tokio drūto kūno palyginus laibas balselis juokina netgi mano senelį. Ir kad pakilt etapų aukščiau, tek susitvarkyti balso stygas, brolau. Naujokas. Koks? Ryžas kažkoks. Įsivaizduoji? Kur? Aš nematau. Ryžas. Patrinam rankas tada. Patrinam. Trinam, gerai, trinam rankas. Dabar pinigų bus, kiekvieną dieną trinsiu rankas, kad pinigų būtų. Tai ryžiai padeda kartais. Tikrai jau. Kaip iš pusryčių ryžiai.